Tai sveiki gyvi visi čia, vėl kanalas Tai Šiandien Tai Ten ir mes toliau tęsiame žaidimą Valheim. Ir štai, mes pradedame nuo ten, kur pradėjome, tai yra, kur pabaigėme paskutinį kartą. Kas čia skylę stogę padarė. Tai va, šiandieną mūsų planas yra labai paprastas. Tai surasti juodąjį mišką, kur įsikursime. Pažiūrim žemėlapyje. Užvedus ant žemėlapio matome čia kamputyje rašo. Dabar Meadows, tai reiškia, čia yra tie startiniai laukai. Jeigu užvedi ir Black Forest įsijungia, tai tenais jau reiškia prasideda būtent juodasis miškas ir tyko kiti pavojai. Mums prieš įsikuriant prie juodojo miško reikia surasti vietą, kur pasistatysime savo naują namą. Ir būtų pageidaujama, kad šalia būtų ir trečias biomas, vien tik dėl to, kad mums nereikėtų pabaigus juodąjį mišką vėl pradėti ieškoti vietos trečiam biomui. O trečiasis biomas yra swamp arba pelkė. Ir tenais yra baisus, ten iki šianosi dabar iš karto tiesiog žūtumėm. Tai va, mums reikės šiek tiek paeksplorinti, bet prieš pradedant eksplorinimą pasigaminame pikaksus. Kaip pikaksą pasidaryti? Kas paėmė ragus? Kas turi ragus pas savį? Raukis. Pažiūrėk, ar gali pagaminti pikaksus? Jo, galiu visiems. Pikaksai reikalingi tam, kad mes galėtumėm pradėti skaldyti varį. Iš vario gauname vario rūdą ir tada galime pasigaminti patį varį ir nusikalti naujus ginklus, stipresnius, kurie bus privalomi, jeigu mes norėsime nugalėti bosą arba net tą patį trolį. Jei, turiu pikaksą. Tai žiūrėkit, ar jūs ant žemėlapio esate šitą namą savo pasižymėję? Tai jūs pasižymėkite, nes mes, kadangi statysime naują namą, tai mums reikės žinot, kaip čia sugrįžti. Kieno šonkauliukai? Pasiimsiu aš tas šonkaulius. Oi, atiduosiu man. Visą maistą sudėsiu į čestą, padarysiu čestą, kur dėsim maistą, bet mums iš šito namo Atiduok man mano šonkaulius. Atiduok man mano šonkaulius. Tai pasiimk yra iškepę naujų. Taip, aš viską išsikepiau, reikia dabar, kad sukeptų mėsos. Vis tiesą sakant, ne ugnies kepa. Pagal mano matematiką. Kokia tavo matematika? Matematikė tu. Nežinai, kas yra mano matematika? Einam dabar miegoti, gerai? Jo, varysim visi kartu, neatsiskiriam. Mes turime surasti juodąjį mišką ir dar swampą, kad kartu būtų. Pala, žiūrėkit, davai šaunam. Matote? Briedžius priešais. Aš į dešinį šaunu, kas į kairį šauna? Ar aš? Šaunu. Nepataikė. Ir mes tokie klišiai. Mykolai, jeigu nebenori šauti strėlės dešinį, pelės mygtuką paspaudė ir atsišaukė. Ai, o tai yra ant Valheimo pavadėlį. Ar kas yra ant Valheimo? Pavadėlį. Dar kart kas? Pavadėliai. Pavadėliai? Jo. Pavadėlis, kad vedžioti? Jo. Tai išmokite žodį sakyti. Abudu sakot pavadėliai. Ne, nėra. Bet kažkaip prisijaukinti galima monstrus, aš nežinau kaip. O, štai ir juodasis miškas, mėlėjai. Bandom lysti. Taip. Ir iš karto būsiu pasiruošęs pikaksą. O, juodasis miškas mus gazdina. Žiūrėk, koperį, radome vario. Reik pasižymėti būtinai, kad čia varis. Varis. Gerai darau, ką kirtu. Jūs pakapokit, aš truputį apsižvalgysiu, gerai? Ką čia turime? Varis. O, skeletai pareina. Blogai. Pla, ginkluotis? O, skeletai skaudžiai kala. Pasiruoškite ginklus ir šalia jų neikit. Sušaudom. Neik, Ešlandai, bėg. Bėgam. Mykolai, su kumščiais tu nesumuši jokio skeleto. Ką? Nemoku žaisti kompiuterį. Kur jūs? Bėkat. Čia bėkat. Ką dirbu? Mykolai, įsijung ginklą. Tai ką? Žiūrėkit, prieš ką jie kovoja. O, Greydwarfą jie surado. Skeletai visą laiką kovoja prieš Greydwarfus. Tai. O šiaip žinot, jeigu buvo skeletas, vadinasi buvo skeletų dungeonas. Skeletų požemis kažkur šalia. Mums reikės eiti jį išvalyti. Pranavai. Mykolai, užmuš tave taip. Nesirauk niekada, taip arti nebūk. Reikia traukiantis atgal mušti. Kiaulė dar atėjo. Nu, kad... O, jie ir kiaulę muša. Jie viską muša, kas gyva. Au, gavau į kuprą. Ką? Jie trolį muštų. Jo, man atrodo, ir trolį muša. Tik tais trolis vienu smūgiu jos nukala. Viskas, iškapojam. Taip, tai darom taip. Į juodąjį mišką nelendam. Kodėl?
Nu, mums reikia, mes neturime nei kelnių dar pasidarę. Atsargiai. Tai tiek neskaudžiai kanda. Mykal. Nu, apsirenk, Mykolai, pavalgyk. Nesirink. Būk nuogas. Gražiai atrodai. Gerai, gražiai atrodau. Tai bandome bėgti palei juodą į mišką. Tai Tai ko, lauk. čia ne koperis, čia akmenis skaldai, Vytai. Rimtai? Nu, tai būna parašyta, kad jeigu koperis. Ir čia Save. ne juodasis miškas, čia prie juodo. Oi, dar pareina. Ir vėl Mykolas mirė. Hebra, bėgam iš čia. Čia rimti labai. Skeletai. Pabėgo skeletai patys. Oi, bet skeletai lankininkai užtat yra. Atsargiai, Vytai, atsargiai. Bėg. O, Great Dwarfas su 2 žvaigždutėm. Kas Muškis yra Great greit? Dwarfas. Ai, A! Kur skeletai? Eikite pas Great Dwarfą. Užmušė mane. Taip, užsileidžiam galę, kad greit bėgtumėm. Ir va. Šiaip kai skydą turi, tai gali nublokuoti jo šitos strėlės. Ir jeigu nublokuoji strėlę, jisai praranda balansą. mes ėjom aplink akmenį ir aš nepamačiau, kaip bus pakeita pusė. Ir tu mirei? Jo. Šitau. Ir ką dabar daryti? Lauk. Skeletonas užmušė. Tai sakiau, neiti tenais, Mikuliukai. Mes kai... Tai kaip lavoną man pasiūlė? Nu tai gerai, aš laukiu jūsų šį čia ir jūs ateikit. Abudu. Paėmam lavoną savo ir bėgom atgal iš karto. Aš Buvo tiesiog mano kitą lavonas. Čia mano ašlė. Oi, čia ašlandas. Vos nepavogiau kito lavono. Kai pasiėmi lavoną, gali bėgti 40 sekundžių nenaudodamas staminos. Ateik, greičiau, greičiau, bėg, pasimk, bėg, pasimk. Bėgam, bėgam, bėgam. Bėgam, Galėtų labai nesustokit. taiklų. Oi, ne čia Kodėl bėgam, mes- kur mes, ne čia bėgam, čia reikia bėgti. Tai gal jau varom namučio? Jo, labai prasta mūsų išvyka. Žinot, ką padarysim? Grįžtam ir pasistatysim laivą. Oi, aš ne į tą pusę. Varom bėgu. namo. Namo varom. Bet kažkodėl tėtis į kitą pusę varo. Aš Bet tik dabar nesiorientuoju aplinkoje šiandien. Taip, kad pasidaryti laivelį mums reikia 6 kiaulių odų. Bet aš labai nenoriu su to laiveliu plaukti, tiesą sakant. Nes jis baisiai lėtas ir nedaug dievės serpentas mus užpuls. Čia labai daug gyvūnų visokių. Nu tai jis... Kur F. Taip, pasigaminam O, yra mapas. strėlių ir pažiūrim, kaip mums su laivo statyba seksis. O seksis visai gerai. Tai palaukit manęs dar. Ir niekur neplaukit su laivu, nes aš parbėgu. Bet Maregas dar tėtis nepastatė laivo. Štai aš jau laivelėje. Tai tėti palauk manęs. Kur tu esi? Mes tavęs atplaukti galim. Nors tu Bet pats ne, atvarys iki mūsų. kaip čia į tą laivelį įlipt? Per kopetėlės. Radau. Varom Vytį. Įsikip Vytį į O stiebą. į ką man įsikipti? Į stiebą. Mane leidžia, nesako blokit. Tai reiškia, gali būt, kad įkrisi. Tiekimės, kad neįkrisi į vandenį. Jezu, kai bomžai mes čia plaukiam, apšiūrė. Labai lėtai šitas laivelis plaukia, labai lėtai. Šitas plaustas atrodo, kad nuskęs bet kurią akimirką. Va matais, biškis skęsta. Gerai, čia labai... Kai audra užeina, tai atrodo, kad tikrai, žinok, čia tiesiog paskęsi. O Žuvis. ne, Kas? į aušeną įplaukiam. Serpentas gali būti. Taip pat serpentas gali būti? Taip. O, ne. Aš mačiau kažkokias piranijas. Gal tai net ne piranijos. O kodėl Gal- kiekvienas žuvis turi būti piranija? Nežinau, jis tokio dydžio kaip piranijos ir persekioja mus. O kokio dydžio yra piranijos? Mažo. Gali šok. Žiūrėk, tada į biškelį. Šičia, kur atplaukiam iš šitos biškelius, kažkur čia stosime ir praleisime naktį. Aš galiu kiaurai. Aš esu Spider-Manas. Žiūrėk. Sulaužiu šitą laivą taip darydamas. Čia su šito plaustu mes niekur nenuplauksime, jisai toks lėtas. Geriau negu nieko. Nu, tu turbūt teisus. Nes matos, čia tiesiog iš rastų ir odos. Iš rastų ir virvės. Būtų labai gerai namuką rasti. O, žiūrėk, kaip tik namukas.
Pavyktų čia mums visiems sutilpti į tokią lūšną. Nu, jeigu tik laužas... Yes. Aš pasiėmiau 10 strėlių. Čia nėra stogo, ne. Bet vis tiek viskas gerai. Netilps mūsų šitas lovas net pastatyti. O ne, mėlynakė jau ateina. Tu bijai. Lūbas. Tu nežaidi Minecraft'o. Vikingų versijai. Vo, ateik Prie čia, tualeto? kaimelį radau. Ir mūsų lūšnos O toliau. ten kas yra? Va, kaimą, Aha. bet ten tuščias. Čia aš į kas pastačiau crafting table. Tualetai. Jo. Šviesą jungiau. Aš kelnių visą tą Paremontuojam laiką namą šiek tiek. neužsidėjau. Tėte, aš visą tą laiką nebuvau užsidėjęs kelnių. Gerai, kad išgyvenai. Dar vieną lovą pastatykit. Žinokit, čia labai maža salytė, ateikite. Plauksim toliau. Aš turiu vieną. Aš turiu 2. Reikia stumti laivą. Oi, nesulūš laivelį. Palaukit, aš dar nebėgau. Dar reikėtų pastatyti crafting table. Vien tik tam, kad susiremontuoti laivą. Aš turiu labai daug stabilus ir labai daug gyvybių. Dinkšt. Va, čia žinot, ką čia bus paprasčiau. Ko tas čia nori? Tiesiog išstumti laivą bus paprasčiau. Ok, įsidėjau pirmą užsienį. Kodėl tu stubi? Iki dėkojėlį. O, tenais žiūrėkite. Vis pavaldėme. Pašaudykit briedžius. Matot po kairę briedžius? Ne, nematau. O. Tai kai mes judam, man labai sunku užtaikyti. Bum! Sušoviau vieną. Bum. Ai, dėl vieno neplauksim. Čia gali būti ir peltas. Ne, dar negali. Va. Dugnas matosi, matai? Ir parašyta Meadows. O kaip turi rašyti? Ocean. Taip pat turi rašyti. Sea? Okeanas turi būti. Ocean. Mid-ocean? Ocean. Tiesiog ocean. Koks mid-ocean? Iš kur čia susigalvojai Baba, tokius žodžius? mid-ocean? Baba, mid-ocean? Kodėl aš įsibūgiu? Taip, tai mes čia plaukiam kažkur į vandenyną. Ir jeigu matote, dešinėje yra laivo indikatorius ir burės indikatorius. Ir tuo pačiu rodo, iš kur pučia vėjas. Vėjas pučia mums visiškai į kairę šiuo metu. Ir jeigu mes nukreiptumėme laivą va tiesiai į tą juodą zoną, kur matot, va, viskas, mes nebeturime vėjo, vadinasi. Ir tada plaukimas nebesigauna, jisai tiesiog mes plūduriuojame. Ir aš dabar vėl pasuku į dešinę tam, kad pasigauti vėjo, kad plaukti. Bet vaikai, aš labai bijau, kad mes pasigausime serpentą, nes aš jau nei vieno kranto nebematau. Vėliau Black Forest. Bet aš nematau dugną. Tai plaukėme mes tiesiai į vandenyną, tai apsukau laivą vien tik dėl to, kad aš bijau serpento. Jeigu mes numirtumėm vidury jūros, tai prarastumėm visus daiktus, reikėtų iš naujo susirinkinėti. Aišku, dar nieko daug nesame mes čia padarę. Bet man gaila, odų visų, kurias turiu. Tėti, bet tada atgausime pikaksu. Taip, pat, reikėtų vėl eiti bosą užmušti. Žodžiu, mes čia jūrai plaukiojam jau kokį 20 minučių. Ir to ateis naktis, ir dar kokia audra, ir mes nieko nebematysim. Ir aš tikiuosi, kad šitas plaustas atlaiko audrą, nes jau dabar atrodo, kad jis toj paskęs. O, dugnas matosi. Dugnas matosi, bet aplinkui nei žemelės. Esame vidury vandenų ir matome vien tik rūką. Man atrodo, matau žemę. Eina sau. Galbūt pasiruošk. Tu pasižiūrėk mūsų laivą, bet pasiruošk gali būti ir peltas. Bet jie atsėdo. Man gal pasivaideno, nes aš nieko nebematau. Kas čia per audra? Oh my god. Mes paskęsime ar nepaskęsime?
Vienintelis dalykas. Mes Aš matau du dalykus. Vandenį, laivą ir medį. Aš matau tik tą gyvybės medį, ar kaip jisai čia vadinasi. Eik tu savo, čia mes nepaskelsim rimtai. O eik tu savo, kas čia vyksta? Kaip aš matau vandenį? Gelbėkite! O ką greičiau naktis, kad mūsų niekas dabar neužpuls. Nebent serpentas. Kas toksai? Serpentas. Kas toksai? Trisikinis peltas. Nemoku, užtar pakartok. Serpentas. O tai mes čia apiplauksime toj pasaulį, aš nesuprantu. Noriu Jūs apkeliauti. pažiūrėkit, ko čia per bangos. Žaibai visur. Kaip mes dar išgyvenėm? Su tokiu laivu. Per tokias bangas. Tėti, o iš tiesų įmanoma. Man atrodo, plaukia serpentas, vaikai. Ne? Ką? Man pasirodė, kad serpentas. Tai baidavosi jau serpentai. Ne, čia jūros ežys tiesiog. Jūros ežiai čia plaukia. Aš mačiau, tau tiesiai per ekraną praėjo. Skraidantį serpentą, kuris manęs už. Klausykit, o kur žemė? Čia neįtikėtina, kaip mes galime žemės nematyti tiek dar. Man regis nelabai kietas pasirinkimas buvo. Bet mes jau daug žemės atsirinėję, Mes pasižiūrėkime. labai daug nuplaukėm. Ta prasme, Valandą kokią jau plaukiam. Važiuoju. mums reikia Daugiau. surasti krantą kur nors, vaikai. Mes, žinokit, per ilgai plaukiam dėl to, kad mes nuplauksime panašu ne ten, kur reikia. Į pleintus įplaukiam, nu čia labai blogai. O kas yra pleinsai? 4 biomas. Mes pasimovėme ant... Žiūrėk. Kas? Dersų biomas, juodasis miškas, vobas, Nu. sliego biomas ir... Ai, tiksliai sniegą pamiršau, teisus. Va, judėjai. O ne. Tai 5 biomą priplaukiam, ką tik man paaiškino Vytis, kad čia 5 biomas. W. W. Spausdėjau. Lauk, tėv. O tai nežinau, kaip vairuoti. Tavo mokino vieną kartą. Sulėtink dabar, sulėtink. O čia vyksta. Nu, mušamės į krantą. Matote šitos? O jo. Priplaukiam ne tą, ką reikia. O ne. O ne, mus vejasi. Borgai. Fulingai. Kaip jis ugnim plaukia. Nežinau, Man jie bus blogi. keisti yra jie. Nu plauktų, Jėzau Kristau, neplaukia tas laivas. Gal audra pagaliau baigsis ir galėsime matyti pasaulį ir ne bangas? Sužinosim, gal kur atplaukiam. Žodžiu, atplaukiam prie 5 biomo. Tai yra visiškai ne tas, ko norėjome. Bet tai nebūtinai blogas dalykas, jeigu rasime padorę paprastą žemę, tos vadinamus midausus, kur gyvena paprasti šernai ir elniai. Jeigu ten pasistatysime namukus ir visiškai šalia bus kiti biomai, tai čia tik tais privalumas. Nes tada nereikės kitų namų mums statyti. Ir gal su vienu namu tada išgyventumėm. Žodžiu, aš nežinau, ką daryti, nes čia neina paplaukti, taip kaip norėčiau, dėl vėjo. Gal mums nereikėjo iš vis dar plaukti. Nuplaukėm bele kiek, bele kur. Ir panašu, kad tai visiškai beprasmiškas plaukimas buvo. Nu nieko gero, visiškai čia vaikai nėra, žinokit. Ir tai ką darom? Neįsivaizduoju. Arba mes galime nusižudyti ir atsirasti vėl pradžioj. Bet ne pačioj pradžioj atsirasim. Atsirasime ten toj saloj, kur buvom pasidarę. A, jo. Nagi, tai esame mes prisijungę dar sekančią dieną, nes vakar mes labai visi susinervinom, kad perplaukėm pusę pasaulio ir neradome niekur salos, kas čia mane įstumė. Vytis. Vytis padarė duobę iš neturėjimo jau ką veikti. Tai mes nusprendėm, mūsų vienintelis bandymas ką padaryti, tai plaukti į kitą pusę, nes čia jau mes nuplaukėm į 5 biomą, tai čia nieko ir nebus. Tai ką mes darysim, mes nusižudysime, neturime čia jau tiek daug prikaupę daiktų, bet labai gaila dar skirti 1,5 valandos plaukti atgal dar, jeigu vėjo nebus, tai iš vis bus šakės. Pasikviečiam tos draugus, apšaudom juos. Ar nuskęstų? Įdomiau, kad apšaudytume. Tik čia, Jo pareiga.
Jie mus Šiauliukai aš vienu smūgiu visiškai subadys. Aš net Nu, nematau, mes kad mes čia damage'o darytumėm jiems. Biškai padarė. O, žiūrėk, rimtai. Uždyk mane pirmą. Aš esu iš Ai, čia Dangaus įmanoma karalių. gal jį- O, gal pakilo vanduo. Kas čia daros? Jie nepriplaukė. Čia mes jas galim gal sužudyti, Eik iš čia. sušaudyti. Nu ateikit, Tai nuskęs. galime tiesiog aišku nuskesti. Aš noriu pasimėgauti juo. Eik, Julingas. Jis moka muštis kaip plaukia. Aš jį seku. Žiūrėk, Labas. Jis mane nužudė vienu. bum, ate. Tai va, mes atsirandam savo toj pašiūrį, kurią buvom susiradę. Palauk, čia gaunasi. Nu visai šalia mūsų starto vietos. Galim iš tikrųjų nuo čia ir pradėti vėl viską iš naujo. Medžių, akmenų, kad kirvuką pasidaryti, susimedžiot porą kiaulių, nusikirsti medžio ir viskas ir bus, pasigaminsime lankus, laivelį ir galėsim plaukti. Taigi, mėly žiūrovai, pamatėte juodąją pusę Valheimo ir visų išgyvenimo žaidimų, kada juodai nesiseka ir niekas neveikia. Tai netgi mes patys nusižudėm ir viską pradedame iš naujo, nes kitam pasaulio krašte nelabai ką padarysi. Mes labai neliūdime, kitą kartą grįšime su nauja energija, į kitą naują biomą jau keliausime, naujus ginklus gaminsimės. Tai sekite mūsų kanalą, žiūrėkite, kelsime daug video, kviečiu labai visus pasekti ir kviečiu visus labai žiūrėti. Tai buvo kanalas Tai šiandien, tai ten. Geros dienos iki kitų kartų, ate.